supynės. Kaminas. Pažiūrėt, ką čia kepa mama. Sveiki sugrįžę visi į Beno projektai kanalą ir šiandieną, kaip ir visada, per šventes išmėginsim 100 km kainą su šiuo Volvo XC90. Apie jį papasakosim daugiau, o kodėl mes šiandieną su juo važiuojam. Nes žmonos mašina yra žmonos mašina, nuobodžiai važiuoja, o mano Audinė, nepatikėsit, sugedo ventiliatorius. Ir kad pakeista ventiliatorių, tai čia reikia viską išardyti, pasirodo. Sakė 15 minučių, kai žinai kaip. Tai džiurnius padarytas pasims savininką, o Eclipse maža. Tad ką mes griebėm? Mes griebėm Volvo. Ir pirmas dalykas prieš kelionę, kurį padarysim, tai yra, mums reikės užsipilti langų skysčio. Tai ką, atsidarom kapotą. Taip, kapotas. Va, atsidarė kapotas arba... Įmam langų skysčio ir dar vieną įrankį svarbu. Turim langų skysčio ir vieną svarbų įrankį. O žinot, kam šitas svarbus įrankis? Nes šitas Volvo turi gerą funkciją. Supynės. Tai ką mes darom su šito įrankiu? Statome į štai va. Statome štai va. Čia ir puikus laikiklis. Kur tas langų skystis pilasi? Langų skystis čia pilasi. Ką? Prisipildysim langų skysčio. Ir tada mes važiuosim iki degalinės. Pilsim pilną kurą dyzelio. Nes dabar šitam aparate dyzelio iš vis nėra. Ir dyzelinis, kiek man žinoma, 2,4 var. O, tu kurmi kaip prapyliu, matai? Be to, iškart galiu pasakyti, kad šitas Volvo yra parduodamas ir jeigu kažkam patiks kapoto laikiklis ir visa kita, tai mes, kaip sakant, galėsim sutart. Ar Volvo mano, ne mano, stovėjo ilgai pas manęs kieme tiesiog kaip nenaudojamas, nes yra draugo, o draugas nusipirko tokį naujesnį Volvo XC90. Ir kai žmogus nusiperka tokios pat markės automobilį, bet naujesnį, mes galim pasakyti, kad senasis automobilis jam patiko ir gerai tarnavo. Tad ką, o dabar jisai tiesiog stovi nereikalingas, išimam mūsų geriausią kapoto laikiklį, uždarom kapotą, kuriam ir važiuojam. Nekurtas, šaltas, žiūrim, kaip čia užsikursinai. O, tu kurim, kur bėga, rankinį reikia traukti. Pašildom žvakes, kažkur kitokios yra. Va, kaip pėdutė užsikūrė, saliarkos nėra. Dedam šitą įrankį į bagažinę. Šalta pirmą dūmelį nurūkino, o po to va, šalta šiandien nekurta, viskas tvarko. Pirmas dūmas, kaip sakant, dyzeliukas, kai užkurė tai jo. O po to va, švarus dūmelis dirba gražu. Ką, šokam į automobilį, važiuojam į degalinę. Jei, atspėjau. Šitoj pusėj. Šniurelis rūkęs. Nu, sena mašina. Kažkoks kitas lykas. Traukiam dyzelino. Nepratęs su dyzelinu matau. Tai nelaiko šitas. Teks laikyti. Tai kaip išmatuo dabar pilną vakarą. Jau kai ranka atmetinės visiškai, tada jau bus pilnas. Euras 40 litras dyzelio. Sakė, brangs po naujų metų. Turbakas. Wow, kas čia vyksta. Taip. Dyzelius turėčiau pasivėti greičiau bėga negu dujos. Greičiau turėtume užsipilti pilną baką ir galėti lėkti toliau. Pom, pom, pom. Nu ką, turim pilną baką. Viskas, daugiau netilpo. Dedam pistoletą atgal, užsukam korkytę. Žinot, kai atšalnu tą benziną, taip ir vat. Tai šiam 4 litrai 35 centų. Šiam 4
litrai 350 ml subėgo. Tai kas turi Volvaką, pasakykit, ar man buvo, dar kažkiek to dizelio likę baker nebuvo. Ką, einu užsimokėti ir varom toliau. Užsipylėm dizelę ir kuriam automobilį ir nulinam kilometrus ir planas nuvažiuoti maždaug apie 200, 250, apie 700-800 km su šituo automobiliu per šį savaitgalį. Bum. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Ar nepaves, ar geras automobilis. Tad ką, kimbame į kelią. Tai labas rytas visiems. Mes vakar pakučiavojom, o šiandieną eisim toliau su Volvo tęs kelionės. Vakar iš tikrųjų nuvažiavom apie 200 km, įveikė pirmuosius 200 km. Tikrai labai gerai. Ką galiu pasakyti, vairuodama šitą automobilį, man net taip nuobodoka, nes jis gerai važiuoja, bet jis yra Volvo 2.4 dizelis variklis, mechaninė pavarų dėžė ir turi tik tai 136 kW berods. Tai ir nežinau, ar minėjau ar neminėjau, kad šitas automobilis yra, žinot ką, parduodamas. Tai visą laiką prieš perkant ar automobilius, ką jūs padarykit, tai pasitikint CarVertical su mano nuolaidos kodu bent 20. O kadangi šitą automobilį yra parduodamas, tai ką mes darom? Mes atsidarom iš karto CarVertical ataskaitą ir einam pasižiūrėti, ką radom apie šį automobilį. Tai va, tai matom, kad odometras yra geras, registracijos ir teisinės būsena gera, patirtos žalos nėra. Ir einam toliau. Matom rida, kad fiksuota nuo 2015 metų, buvo 208 000 ir jinai gražiai kilo ir dabar yra 303, buvo paskutinė fiksuota 21 metais, dabar pažiūrėsim, berods 330 kažkiek yra. Pažiūrėsim vėliau dabartinę jos ridą. Arešto nebuvo, technikinės buvo visos praeitos sėkmingai ir galim pasižiūrėti laiko juostą, kada kas vyko. Taip, laiko juosta. Automobilis gimė Italijoje, tai reiškia, kas gerai, kai Italijoje būna iš Italijos atvažiavęs automobilis, kad mažiau supuvęs negu kiti, nes žinot, Vokietijai būnant automobiliams biški blogai, o iš Italijos būna geriau, bet aišku, automobilis į Lietuvą atvažiavo 2015 metais, tai vis dėlto 9 metai Lietuvoje, tai vadinasi kažkiek rūdžių jau bus. Ir matom, kad 17, 19, 21 metais buvo atliktos technikinės ir buvęs savininkas nusipirko 16-17 metų XC90 ir kai nusipirko XC90 šitą, pastatė ir jisai, dėja, šitas automobilis prastovėjo 1 metus be technikinės ir šiuo metu jau yra nauja technikinė jam savininkas pravarė. Ir ką mes matom iš CarVertical, kad kaip ir viskas gerai, nėra klastotos ridos, bent jau tiek matome ataskaitai. O ką dabar? Einam dar vieną dalyką reikia ištestuoti ir pasižiūrėti. Tai einam pažiūrėsim, kaip užsikuria šalta ryte. Ir kadangi čia, kur mes dabar esame, Marius, mano švogeris, kažkada turėjo tokį Volvo XC90 ir sakė, kad labai dažnai galiniai ratai būna 4 varomųjų sistema sugedusi. Tai ką dabar darysim? Sėsim, kuriam, šildom ir važiuojam ištestuoti galinių ratų, pasižiūrėti, ar galiniai ratai, kaip sakoma, sukasi, kai reikia. Tai ką, kuriam? Ai, be to, rida jos dabar yra 326 915 km ir vakar nuvažiavom 199,7 km. Nu va, užkūrėm. Nefilmuok tų dūmų, nefilmuok. Ne, iš tikrųjų, neslėpsiu, šalta, kai užsikuria, nudūmija pirmą dūmelį, dabar galite matyti, jau dailiai dirba, dūbų nebemeta. Tai va, tai ką galiu pasakyti, o kažką buvau sugalvojęs. Ai va, tai naudokitės bent 20 nuolaidos kodų CarVertical ataskaitai gauti, o šiandieną iš žemo aukščio filmuoja, nes pats geriausias filmuotojas yra mano sūnus, tai mes kuriam kartu video. Tai dedam laiką ir irgi palaikinam, kad mano sūnus filmuoja. Ir aišku, neužmirštam bent 20 nuolaidos kodo. Ir ką, kviečiam Svainį, varom
pamėginti, pasižiūrėti, kaip tie galiniai ratai, ar sukas tada, kada reikia. Varom. Ką, biškai pavažiavom į nuošalesnį keliuką su Volvaku ir va turim balą. Aišku, nedidelė bala, į bekelės nevažiuosim su šitu Volvu, mums tiesiog reikia išsiaiškinti, ar galiniai ratai prasisuka ar neprasisuka. Tai ar, jie dirba visi 4 varomųjų sistema, tai va, turim tinkamą balą, einam į mašiną, sėdam ir važiuojam. Tai va, ką, va, lekiam. Radau! Radom! Ką mes padarėm, išbandėm DJI kamerą, pafilmuok ir mane, aš irgi noriu tulpti kadrą. Ir ką mes pirkom iš promaxa.lt ir laikiklį nusipirkom ir kamerą ir, ką pradėjom jau naudoti kaip pagal paskirtį. Volvo jisai teisingai padarė viską. Šitas matėm, kad sukosi ratas. Šitas matėm, kad sukosi ratas, tai reiškia visi 4 ratai veikia, viskas tvarkoj, testą atlikom, viskas ok, ir sakė, kad plovyklos čia arti nėra. Tai važiuojam ten tolyn, apsisuksim ir važiuojam atgal. Atvarėm kažkur upės ieškot su Volvaku. Hutas. Rapšties Gantailo. O! Ar varom dar toliau? Varom toliau. Volvakas lengvai, man atrodo, susitvarkys. Aš suvažinėsiu netyčia. Jeigu nukris, tai jau stos iš karto. Lekiam. Tu pažiūrėsim, ant kiek aukštai. Mes čia stovim. Varom, per miškelį varom. Važinėjom su Volvaku jau 20 km po miškelius visokius pralėkėm. Radom apleistą kaimą, žiūrėkit, čiūkšt. Koks? Sipelį, sakei? Sipelių. Sipelių. Vienas namas apleistas. Su šaldytuvu dar žiūrėk kokį. O, čia žiūrėk dar yra, vis dėlto gyvena. Yra gal 2-3. O, gyvena dar. Gražu. Sutvarkyta. Va, sipeliai. Sipeliai. O, koks senas. 506 metais įkurtas. Taip ir važinėjom visokiais va tokiais keliais, ieškom kokios pliurės geresnės, bet nieko nerandam. O koks senas obelų šitas sodas. Dar viena sodyba. Va. Į Volvo. Galit matyti ridą. Ai, kažkas vis laiks nuo laikos nvirksi. Dabar man kur? Gali tiesiai, gali kairėn. Tiesiai. Pieninė. Buvus pieninė. Akmenų krūva. Čia iš tų laukų, iš tų miškų horizontą jau Latvija. Ten Latvija toli. Už horizonto jau netoli. Palei
Čia pasienio ruožas yra, ne? Nu, jo. Na, čia irgi dar žmonės gyvena. Gyvena. Kaimui 518 metų. 518 metų kaimukui. Kokios rusiškos technikos. O, net. Inversas dar stovė senas. Čia graži troba su plastikiniais langais. Kyrovas, kyrovėlis. Didelis ūkis buvęs. Žiūrėk, kažkoks paminklas. Kamino likutis. Ai, kamino likutis, paminklas. Mena, kad čia buvo kažkoks pastatas. Kaminas. O, pažiūrėjom, nežydu. Ką aš galiu pasakyti, gražu toj Lietuvoje, toj gilumoj. Reikia medinį važiuoti. Būtų protinga, ne? Ten žiūrėk, koks bokštelis. Jau Volvo važiuoklį nesigirdi po šalinių garsų. Susiliga neblogai. O tokiais žvyrkeliais neįdomu net filmuo. O tas pušynas mūsų žemės galima važiuoti. Va, ten jūsų žemės? Aha. O tas pušynas kažkuris yra Uošvio. Tai reikia važiuoti, pažiūrėti, ką čia Uošvis turi. Uošvio žemės apžiūrim. Pušyną matom, o kelio nėra. Įvažiuosi, dar koks ūkininkas supyks. Tai čia Per pasėlius. Ką? Čia ūkininkas aiškus ten. Ūkininkas aiškus, ne Petras. Nors, Tai va žemė. na ir aišku, Vladui, kur davęs dirbti. Vlado, ūkininkas Vladas nebus patenkintas, jeigu mes tuo takeliu važiuojam kito pažiūrėti. O kaip paslėptas bokštelis, nežinau, ar matos. Žalias bokštelis tarp medžių įkištas. Nieko nesimato. Medžiotojų pilna. Bokštelių, šėryklų visokių. Visiškas užkampis turėčiau pastebėti. Kairėn sakiau. Sukti kairę. O, bus kažkas įdomiau. Kertam kampą. Su Volvo galima ir kampus nukirsti. Man atrodo, kad kertam kampą baigsis, kad mes sustosim, nes ten medis nuvirtęs. Ha. Geri mano medžiai vijokliai. Ne, paparčiai čia turbūt nenuvytė jo. Papartynas nuvytęs, o man medžiai važiuojas. Ieškom balos, kur galėtumėm geriau ištestuotą Volvaką ir nieko nerandam. Gruodžio vidurys, gruodžio galas, visur sausa. Nu, metam po Marskomui, kurią pusę važiuojam. Aš sakau ten, o tu sakai dešinę. Nu, metam. Gali ir ten, gali. Nu, metam po Marskomu. Davai. Pa Marskomu. Tai tu žirklės rodė? Tai palauk. Kaip? Šulinys, žirklės lapas. O, Nu, tai po Marskomu. Tu ten sakai, aš tiesiai. nu davai. Nu, pa Marskomu. Kritai. Kur aš sakiau? Tiesiai. Važiuojam tiesiai. Va taip ir važinėjom po miškus. Po Marskomų metam ir klaidžiam, toliau važiuojam. Vienu žodžiu, aš gaunu kažkokią žinutės, pasiėmiau dabar telefoną. Žiūriu, sveikinimą atvykus į Latviją, kad bendraujate ir būtų lengviau. Prisiminkite žodžius čiau. Ir po to dabar jau parašė mielas klientė, visur gerai, bet namie geriausia, ar ne? Sveiki sugrįžę į Lietuvą. Tai vad buvom, bent jau bitė galvoja, kad mes buvom Latvijoje. Tai kaip sakiau, kad netoli Latvijos pasienio važinėjom. Pam. Tai va, važiavom toliau. Va, kaip žmonės pasipuošę. Motociklai pasidarė. Upt. Va, kaip miškuose čia atrodo, radom kirtimą eilinį ir va, stovi kirtikas medžių.
Va, stovi aparatas. Va, šitas aparatas, va čia viską ir pragenėja. Pusė Lemono stovi pastatytas. Pukšt, 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 pukšt. Pasivaikščiau. Aš šiaip tai, jeigu ką, tolimesniam žiūrovui galiu pasakyti, kad mes ten tiesiog Volviaką pasiparkavom dėl gražesnio kadro. Mes iš ten žadam išvažiuoti, kur jisai stovi, bet šiaip tai atrodo baisiai. Dabar jis atidarytas kaip kokia akopolipsė numesta. Dabar važiuosim. Pabėgo. Taip gavos, kad atvelėkėm į VR areną Klaipėdoj. Mes Klaipėdoj. Volviakas gerai veža ir atvežė net iki pat Klaipėdos. Klaipėdoj mes atsidūrėm. Einam pažiūrėti, kiek kilometrų jau nuvažiavom su Volviaku. O su Volviaku nuvažiavom 542 kilometrus. Ir va, dar dizelio irgi nemažai likę. Spėju, kad sugrįšime atgal. Užšylę, ką tik sustojom, tai vien žodžiu, lipom lauk ir einam į VR areną. Va. Va, kur atėjom į VR areną. Čia kažkas vyks šiandieną. Ten jau ruošia. Čia visokius tuos šitus. Čia kažkoks žemėlapis. Garsu. Ai, čia, kad minkštai atsitrenktum į sienas. Nu, įdomu. Odėm pažaidėtų palakstėm, čia kažko padarėm. O dabar varom atgal į Plungę. Ką, atvažiavom į Plungę. Plungės centras. Va, Plungės centras. Pavalgysim pietus. Einam pažiūrėt, ką iškepė mama. Kokį pietą valgysim. Susišukavau dar. Ir vlėksim į Kauną. Atgal su Volviaku. Gerai veža. Vakar pašaudėm, išsimiegojom. Nieko mes ten daug nefilmavom. Va, kad koks Volviakas. Volvo. Purvas dar aukštaitiškas. Einam pažiūrėt, ką čia kepa mama. Vištos ant butelkos. Na va, ir pajudėjome jau iš Plungės į Kauną, į namus. Tai važiuojam vis dar su to pačiu dizelio baku. Ir mums iki namų virš 200 km yra, 210 km. Ir esam nuvažiavę 608 km. Ir borto kompiuteris rodo, kad dar galima nuvažiuoti 260 km. Tai važiuosim iki tuščio bako, nepilsim, stosim iki namų ir pasižiūrėsim, ar borto kompas nemelavo. O ką, dabar kimbame į kelią ir sustiksim jau namuose arba degaliniai. Ką turim Volviaką, jau sugrįžom. Važiuojam namo, tiksliau kuriam Volviaką ir varom pilt kuro, nes kai pasižiūri, ką čia mes turim su to kuru. Ką mes čia turėsime su kuru? O kuro nieko neturim. Ir sakys, kad mes galim nuvažiuoti. Medija. Mes galime nuvažiuoti 0 km, o turim dar 10 km nuvažiuoti iki degalinės. Ką žinai, spėsim ar nespėsim, kaip tai dabar pasakius,
ar nuvažiuosim dar 10 km, greitai sužinosim. Nu ką, brokšniokai, bet mes jau degaliniai. Važiuojam užsipilti degalų paskutinę metų dieną. Ir kol dar va tokį kūrą matom, kūro kaina. Dizelis 1,41 €. Ir realiai bus paskutinis kartas, kai tokią kainą turbūt matom. Gal dar kad nors grįš, abejoju. Kažin, kuria pusė kuras pilas. Nėra parodyta. Įsivaizduokim, kad keleivio. Davežė Volvakas. Na ką? Turime nuvažiavę 827 km. Ir vidutinės kuro sąnaudos mums rodo 7,2 litro. Tad einam užsipilti degalų ir žiūrėsim, ar teisybė čia rodo. Na ką, pradėjom pilti degalus. Degalai. Žiūrėsim, kiek pribėgsim. 60 litriukų. Jau pilnėja. Šiam 4,41. Tai prietą kartą daugiau buvom išvažinėję. Nu va, tiek pat, kiek buvo. Šiam 5 litrai. Pribėgo. Reikia šito neužmiršti. Šiam 5 litriukai. Purpt. Ką, einam susiskaičiuoti, kiek čia mums kas gavos. Labas rytas. Taip seniai bevažiavau su Volvaku, kad, užsipyliau tada Dizeliu užsipyliau tada šeštadienio rytas ankstyvas po audros, kur pustį turėjo ir pas mus nieko neprisnigo. Tai ką, turim laukia apie -3, -4 laipsnius. Einam pasižiūrėti, kaip Volvo užsikūrė ryte po būtent tokios temperatūros. O aš važiuosiu į mokymą. Užšalo duris į mokymus. Tad, kol užšils, mažiniuks, atsidarysim vartus ir dar pašnekėsim. Specialiai nesijungiau mikrofono, kad galėtumėm pažiūrėti, kaip čia jisai kūrėsi. Va, hukt. Degimas jėst. Porą kartų pačildysim žvakės. Taip jau dizelį esu kažkaip išmokęs. Va. Gražiausiai, ar dūmų kažkokių didelių metą? Šaltas biški, dūmėje. Nuėjo dūmelis pirmas ir va. Visai gražu. Tai va. Jeigu bus dar neparduotas Volvo, atsiminkit, kad parduodamas šitas Volvo XC90. Jokių dūmų, nieko ne. Gražiai dirba. Šaltas variklis. Pašildysim, kol vartus atsidarysim. O mes sustiksim netrukus turbūt movyklai, o aš važiuoju į mokymus. Ten biškiai kai ką pasimokysim. Na ir ką, atėjo paskutinesis etapas su šituo Volvaku. Tai ką, mes prisimenam, kad kiek kainuoja 100 km su šituo Volvo važiuoti. Ir noriu pasakyti, kad dabar jau filmuoju sausio kažkelintą dieną, 4 gal šiandien. O kurą dar pyliau gruodžio 31 dieną, tai buvo pigiau. Tai šiandieną ką mes turime, tai kad įpyliau dizelį, pyliau po €41 ir įpyliau 65 litrus ir 100 ml ir buvau nuvažiavęs, kaip matėte, 827 km su Volvo. Tai ką mes turime? Mes turime, kad 100 km kaina su praeitų metų kainom buvo 11,10 € ir vidutiniškai surijo 100 km berods 7,9 litro. 7,87 litro 100 km. Borto kompiuteris rašė 7,2 visą kelionę. Tai nežinau, vertinkit jūs, ar daug ar mažai vyja šitas Volvo. Buvo ramiai važiuota, buvo fainiai ramiai važiuota. Ir va, galim pasižiūrėti paskutinį kartą, kaip jisai atrodo. Neužmirštam, kad šiandieną, kai bus turbūt paskelbtas šis video, dar šis automobilis yra parduodamas, bet aš tikiu, kad jisai pakankamai greitai pasiduos. Pardavėnėja mano draugas, ne aš, tiesiog
padariau, pasiėmiau, kadangi stovi jau ilgus metus, pasiėmiau, pavažiavau, biški pinas ir liežuvis neš šaltą, tai va taifa, tad skelbimą rasit nuorodą, jeigu komentare, jeigu video prašymė tiksliau, jeigu video prašymė nebėra skelbimo nuorodos, tai žinokit, kad skelbimas jau yra išimtas ir šitas automobilis jau yra parduotas. Neužmirštam naudotis bent 20 nuolaidos kodų savo Car Vertical ataskaitai gauti, o mes ką jau susitiksim visai neužilgo, šie metai nauji tikslai ir greitai bus naujų daug video ir senų, apie kuriuos esu jau daug kartų kalbėjęs, bet pagaliau galėsiu daugiau dėmesio skirti jums, YouTube turiniui ir darbuotis čia. O šiandieną ačiū Jums, kad žiūrėt šį video, ačiū Jums ir gerų naujų metų, gerų tikslų, laikinam, subscribinam šį kanalą, o mes susitiksim jau visai neužilgo su naujais mano projektais, su naujom mintim, su naujom idėjom, tad bus tikrai naujų dalykų, bus faino turinio, kelionių, manau, šiais metais vėl bus, tikiuosi, kad biški viskas sklandžiau vyks, nes neprisidarysim nesąmonių. O ką, dabar ačiū Jums ir iki!